Esame vienas iš Europos skaitmeninių inovacijų centrų, kurių pagrindinės sritis yra teikti paslaugas, patarimus įmonėm, kurios nori skaitmenizuotis. Paslaugas susideda iš 4 pagrindinių dalių - technologijų paieška, paieška finansavimo šaltinių, darbuotojų mokymas. Na ir paskutinė paslauga - Test Before Invest, tai yra pažiūrėti, kaip veikia kitur prieš priimant sprendimą. Esu Julius Sakalauskas, įmonių grupės Solitech vadovas. Solitech mes jau 15 metų gaminam saulės modulius, instaliuojam saulės elektrinės ir šiuo metu pradėjom gaminti ir energijos kaupimo sistemas, kad sukauptą energiją galima būtų pasaugoti ir naudoti tada, kai ji reikalinga. Mes skiriamės rinkoje nuo daugelio kitų žaidėjų tuo, kad mes gaminam tikrai išskirtinės kokybės daiktą, kurio gyvenimo trukmė yra 50 metų, o gal ir daugiau. Ir išlikti šioje rinkoje yra tikrai didžiulis challenge'as, bet inovatyvūs gaminiai, nišiniai gaminiai padeda mums tai padaryti ir tuo mes konkuruojame. Iš esmės skaitmenizavimas ilgas kelias, sakyčiau. Mes kaip ir kiekviena turbūt įmonė pradėjom nuo paprastesnių procesų. Turim gamybinius procesus, turim įrengimus su skaitmena, dalis skaitmenos atėjo būtent iš mūsų gamybinių įrangų. Šiuo konkrečiu atveju buvo pagrindinis kontaktas arba kryptis, tai yra robotizuotų automatinių sistemų kūrimas, tai yra būtent užtikrinant kokybę, tikslumą, našumą 24 valandas per parą ir panašiai. Tai yra buvo nukreipta pakraipa į technologinės srities informacijos rinkimą, apdorojimą ir siūlymą. Jeigu paklaustumėt apie klaidas, kokias galbūt gali įmonės pasinaudoti ir ką mes padarėm, sakyčiau, per mažai galbūt investavom į planavimą ir analizę to, ko mums reikia. Kai pradedi skaitmenizuoti, yra daug iššūkių. Mes dar esam tobulinimo visam kelyje. Turim naujas pasileidžiančias gamybas, jungiame naujas sistemas. Nuolatinis procesas turbūt, kaip ir pas visus. Turim garantiją savo produktui 30 metų, dėl to turim turėti žaliavų visą atsekamumą pilną. Ir pagal mūsų sertifikatus turim išlaikyti visą tą istoriją 30 metų. Kai paleidom programą, kur reikėjo tiesiog nuskanuoti vieną kartą barkodą ir automatiškai prisiskirdavo prie gaminio barkodo, tai čia gamybos darbuotojams buvo didelis palengvėjimas ir jie galėjo užsiimti ne rašymų į žurnalus, o savo darbą tą, ką jie turėtų daryti. Mes turim dabar ateinančių sekančių skaitmenizavimo etapų. Juos darom dabar visai kitaip, negu darėm prieš tai. Turim kuo didesnį žymiai pasiruošimą, turim dedikuotus tam resursus. Mūsų idėja tokia - konsultuotis kuo daugiau su ekspertais, su rinkos žinovais, skirti tam resursus ir skirti pakankamai dėmesio projekto pradžioj tam, kad susiplanuotumėm tvarkingai ir tada jau pats procesas, tikiuosi, bus tikrai lengvesnis. Ką patarti, kaip ir prieš tai minėjau, gerai pasiruošti. Nepagailėt pradžioj, gerai pasiruošti, investuoti į pasiruošimą, tada projekto eigoj tu sutaupysi dvigubai, negu tu išleistum eidamas į projektą stačia galva ir nepasiruošęs. Tai čia pagrindinis patarimas.